Atostoginių išmokėjimas viduryje mėnesio. Pademonstruosiu, kaip išmokėti darbuotojui dalį atlyginimo ir atostoginius viduryje mėnesio, bei kaip išmokėti antrą atlyginimo dalį vėliau. Taigi pradėkime. Pradžiai suveskime personalo operaciją, kurią nurodysime, kiek ir kada darbuotojas atostogaus. Nurodykime operacijos tipą bei standartinį žymėjimą. Įveskime operacijos pavadinimą. Bei atostogų pradžią ir pabaigą. Suveskime personalo įsakymą, kurio pagrindu darbuotojas eis atostogauti. Įsakymą patvirtinkime. Nurodykime atostogų tipą. Bei darbo sutartį. Personalo operaciją išsaugokime ir patvirtinkime. Suvedus personalo operaciją, eikime į tabelius ir juos užpildykime. Matome, kad ne visas tabelis yra užpildytas, o tik dalis mėnesio iki atostogų pabaigos. Tabelį uždarykime. Suvedus ir užrakinus tabelius, eikime į darbo užmokesčio žiniaraštį ir suskaičiuokime apmokėjimą už kelias darbo dienas bei atostogų dienas. Matome, kad sistema suskaičiavo apmokėjimą už kasmetinės atostogas bei dalį etatinio atlyginimo, tai yra paskaičiavo atlyginimą iki atostogų pradžios. Žiniaraštį užrakinkime, detalizuokime ir apmokėkime tik priskaičiuotą išmokėjimo dalį. Nurodykime pinigų išmokėjimo datą. Dabar suformuokime mokėjimo nurodymą. Kad tai padarytume, eikime į DAU mokėtinas sumas. Pažymėkime darbuotoją arba kelis darbuotojus, kuriems išmokėsime pinigus ir spauskime mygtuką kurti mokėjimo nurodymus per banką. Šiame lange parinkime banko sąskaitą, iš kurios bus išmokami pinigai, mokėjimo datą bei rašykime priežastį. Dabar eikime į mokėjimo nurodymų langą, mokėjimo nurodymą patvirtinkime, suformuokime ir išsiųskime į banką. Patvirtinkime, suformuokime. Dar kartą nurodykime banko sąskaitą, iš kurios bus išmokama ir parinkime mokėjimo nurodymą. Suformuokime. Suformuotą failiuką parsisiųskime pas save kompiuterį ir įkelkime į elektroninę bankininkystę.
Kai šį failiuką įkelsite į elektroninę bankininkystę ir mokėjimą patvirtinsite, nepamirškite parsisiųsti banko išrašo, kurį reikės įkelti į sistemą. Taigi atlyginimo dalį ir atostoginius jau išmokėjimo. Dabar paskaičiuokime likusią atlyginimo dalį. Atidarykime žiniaraštį tam, kad galėtumėme užpildyti tabelį. Eikime į tabelį ir užpildykime likusį laikotarpį. Pradžiai tabelį atidarykime ir užpildykime. Dabar matome, kad tabelis užsipildė iki mėnesio galo. Uždarykime. Grįžkime atgal į darbo užmokesčio žiniaraštį ir skaičiuokime atlyginimą. Matome papildomą paskaičiavimą už likusią mėnesio dalį. DAU žiniaraštį užrakinkime, detalizuokime ir apmokėkime. Dabar eikime į DAU mokėtinas sumas ir vėl sukurkime mokėjimo nurodymą, kaip kad darėme prieš tai. Spauskime mygtuką kurti mokėjimo nurodymus. Nurodykime banko sąskaitą, iš kurios išmokėsime pinigus. Vėl nurodykime išmokėjimo datą ir priežastį. Sukūrus mokėjimo nurodymą, pasitvirtinkime jį, sukurkime ir išsiųskime į banką. Patvirtinkim. Suformuokime mokėjimo nurodymą, vėl parinkdami banką. Bei sumą. Sukurtą mokėjimo nurodymą išsisaugokim pas save kompiuteryje ir įkelkime į elektroninę bankininkystę. Įkėlus failiuką į elektroninę bankininkystę ir atlikus mokėjimą, nepamirškite parsisiųsti banko išrašą ir importuoti atgal į sistemą.